Sveiki, mėlėjai. Pačiam keista vaizdo įrašą pradėti nuo Delfio straipsnio ir jį komentuoti kaip teisingą. Bet iš tikrųjų jis toks ir yra. Perskaičiau straipsnį ir neturiu jokių priekaištų. Straipsnio pavadinimas vienas po kito duris užveria restoranai ir barai. Paaiškino, kodėl Kauno senamiestis miršta. Prieš 2 ar 3 metus mes su Eglute lankėmės Kauno senamiestį ir filmavom vaizdo įrašą. Aišku, jis buvo patalpintas YouTube kanale, jis dingo su visų kanalu, nebėra. Aš jo kažkaip tai neišsisaugojau, nes tai buvo tiesiog filmuota telefonu ir momentaliai įkelta tuomet į YouTube kanalą. Esmė buvo parodyta ta, kad senamiestyje neradom praktiškai nei vieno restorano lietuviškų pavadinimų, lyg tai po to mes ten radom kažkur Katpėdėlį, ar kaip ten vadinasi, lietuviški patiekalai ir mes ten, aišku, ten ir apsistojom, apsilankėm, bet esmė, kad totalus mankurtizmas ir bandymas įtikti atvykusiems užsieniečiams, nebeparodant savasties, kad lietuviai gali turėti ir savo kalbą, ir savo patiekalus. Žinoma, aš nesakau, kad prie meniu neturi būti anglų kalba, ten rusų kalba, gali būti ir prancūzų, ir vokiečių, ir keliom kalbom, lenkų. Tai yra labai gerai atvykusiam žmonėm, kad būtų aišku, ką užsisakyti ir kas tai yra. Tai vienareikšmiškai yra malonu. Taip pat malonu, kai atvyksta į kitą šalį, tu randi kitom kalbom meniu, ne? Bet kada yra darom pavadinimai ir tie patiekalai, tokia pigiena, visokios picos, tie hamburgeriai, tas šlamštmaistis, greitmaistis amerikoniškas, tai nebelieka savasties. Ir būtent senamiesčiai užkišti tom picom visom, tom nesąmonėm, parodo, kad mes esam visiškai mankurtai, negerbiam savo praeities, kultūros, tradicijos, papročių ir bandom tuo privilioti užsieniečius. Turistus, kurių ir taip sumažėja. Užsienietis atvykęs, jis turbūt nori paragauti kažko, tokio, jeigu į Lietuvą, tai lietuviško, kaip ir aš nuvykstu į kitas šalis, noris paragauti jų vietinės virtuvės, kažkokių tai produktų ir palyginti ar dar. O dabar nuvykus ir į tą patį užsienį, dažniausiai į tuos senamiesčius, tai visur yra kebabai, picos, hamburgeriai, bulvytės fri ir visoks kitoks, atsiprašant, šūdas. Taigi, perskaičiau šitą straipsnį ir tame straipsnėje svarbiausiai dejuoja Beata Nicholson, ta, kuri taip pat užsidarė Kaune restoraną, tarp kitko, lietuviškų pavadinimų, Jurgis ir Drakonas. Bet tai yra, Beata Nicholson su sesė turi restoraną, užsidaro, nebepatempia, nebėra turistų. Bet įdomiausia, kad šita ponė panelė buvo pati pirmoji, kai buvo įvesta COVID tie visi apribojimai ir su pasais tik tai leisdavo vidų, tai jinai, atsimenu, Facebook'e tiek didžiavosi, tiek reklamavosi, kad čia nepateksit pas mus. Ir pati dabar, kaip sakant, pateikavo labai sistemai ir pati dabar nuo tos pačios sistemos gavo per kuprą ir užsidaro. Aišku, yra teigiama priežastis, kokios pateikiamos, iš viso yra pateikiamos priežastis, kodėl užsidaro, bet man jos visiškai neįtikinamos. Dėl to, kad į Kauno senamiestį tapo 2 eurai įvažiavimas. Nebegali važiuoti ten taksija, ne su automobiliais per brangu ir gali tik su dviračiais, ten tais elektriniais paspirtukais, kaip boltai tie voltai, kur išvežioja ir dėl to. Jeigu senamiestis būtų pilnas užsieniečių, jiems visiškai, aš kaip sakau, pabarabanu. Jie vaikšto pėsčiomis, apeina, apžiūri ir užeitų. Čia tie įvažiavimai, išvežimai maisto, taip, aš suprantu, galbūt ten tie apribojimai, bet čia yra bandoma kaip pagrindinė priežastį, kad Kauno meras įvedė 2 eurus. Toks, aišku, Delfis, politizuotas straipsnis prieš rinkimus. Taip. Ir dar priežastis yra paminima, kurios aš visiškai nesitikėjau Delfyje. Dar nesibaigus pandemijai, dėl karo Ukrainoje per visą Europą
kirto infliacijos banga, privertusi gyventojus atsargiau planuoti savo biudžetą. Na ir galiausiai šiemet buvo atsisakyta anksčiau restoranams taikytos PVM lengvatos. Vietoj 9 procentų taikomas standartinis 21 procentas. Maitinimo įstaigos Kauno senamiestyje užsidaro vieną po kitos, sunkių sąlygų net laiko tiek senbuviai, tiek į Michelin gidą patekę restoranai. Štai Vilniuje uždaro seniausias meksikietiškas restoranas Meksika. Vilniuje meksikietiškas restoranas Meksika. O dabar birželį Michelin gidą įtrauktas restoranas Gastronomika. Taip pat stabdo veiklą. Visgi Kauno senamiesčio padėtį galima pavadinti ypatingą arba tiksliau ypatingai prasta. Per paskutinius kelius mėnesius duris uždarė visą aibę restoranų. Dabar aš jums padiktuosiu restoranų pavadinimus. Labai atsiprašau už savo anglų kalbą, už tarmę galiu neteisingai ištarti. Gerai, juoda druska. Na, čia aišku lietuviškas pavadinimas. Palė Ale, Republic, numeris 3, number 3 turbūt, ne? Prieš maždaug 2 savaitės užsidarė ir baras Hamrock, ne? Rugsėjo pabaigoje Vilniaus gatvėje duris užvėrė populiarus restoranas pas Stanley. Praėjusį savaitgalį paaiškėjo, jog nuo lapkričio mėnesio duris užtvers ir TV laidų vedėjos Beatos Nicholson ir jos sesers Odetos Bložienės valdomas restoranas Jurgis ir Drakonas, esantis Kurpių gatvėje. Na, tai va, ir parodo, kad apie tai, ką ir kalbėjau laidos pradžioj, kad vienu žodžiu tas mankurtizmas, su to mankurtizmu niekur nepaėjo. Aišku, paminėtas karas Ukrainoje. Taip, žmonės dabar labai pradėjo taupyti pinigus, nes vis dėlto valstybė ištratino virš 2 milijardų jau eurų, sudegino Ukrainoje ir visa ekonomika, pas mus jau eina žemyn. Žemyn, skolinamės, pinigus skolinamės, yra toks geras momentas, ne, Lietuvoje ekonomistai, kai pasižiūrime, kalba, mums pasakėlė seka, čia viskas kyla, čia viskas tvarkoja, čia viskas gerai, bet kažkodėl Lietuva pastoja, matau pranešimus spaudoj, žiniasklaidai pranešimus paskolino tiek, palaukit, jeigu čia viskas kyla, viskas gerai, kam jūs skolina tos pinigus? Na, elementarus klausimas. Tai ir yra toks melas, o čia gerai, čia viskas tvarkoja. Man dar vakar teko būti Klaipėdoje ir pastebėjau plakatą rinkiminį, man Laisvės partijos plakatas labiausiai patiko ir tai yra labai faina partija, kuri visiškai nemeluoja, jinai atvirai sako, sudėtus ten Armonaitės, visi Vytautukai, visi ant plakato ir sako, turim nebaigtų reikaliukų. Tai yra fantastinis šūkis rinkiminis. Ir jie atėjo pastvarkyti reikalus ir sakom, nespėjom, hebra, išrinkit dar. Nebaigiam, turim nebaigtų reikaliukų, noriu pasitvarkyti reikaliukus ten dėl LGBT, dėl viso kito, dėl tų lyčių, bla bla bla. Toks labai užkliuvo ant tas plakatas ir aš galvoju, tas senamiestyje plakatas, Laisvės partija senamiestis, Klaipėdos senamiestis, ne? Užkliuvo dar vienas momentas, pasivaikščiant neteko, bet tik pravažiavau ir kada Klaipėdos piliavietė yra atstatinėjimo Kryžiuočių pilis, jau bokštai ten pakelti, ten matosi jau kontūrai, visa kita. Ir aš galvoju, lietuviai yra be galo keisti žmonės. Aš nerandu paaiškinimo, kodėl žmonės taip elgiasi, bet, versijų yra, bet konkretaus tokio paaiškinimo nėra. Ar tai vergo sindromas kažkoks įskiepytas, ar tai toks visiškai totalus mankurtizmas yra tokia programa, kaip sakant, paleista. Žiūrėkit, jie atstatinėja Kryžiuočių pilis, Kryžiuočiai atėję mūsų kraštus, skerdė mūsų protėvius, ta tiesioginė žodžio prasme skerdė. Tiesiog degino kaimus, ištisus kaimus. Žmonės žudė, norėdami įvesti kitą pasaulėžiūrą. Tai yra krikščionybė. Ne? Per kraują, per žudynės, per prievartą. Ne? Ir atstatinėjamos pilis tų, kurie žudė. Ne? Toks kaip pasididžiavimas, Klaipėda, Mėmelis. Man yra be galo keista. Aišku, yra apmaudu ir graudu, bet aš čia suprantu, čia yra iš nežinojimo, iš tokio visiškai istorijos nesupratimo ir logikos nebuvimo, kada važiuoji per miestelius ir kaimus, kada tu matai tos užrašus. Miestelis įkurtas jam prieš 780 metų, prieš 770, prieš 774 metus. Važiuoji
važiuoji tiesiog per kaimus ar kaimuose dabar tie žiedai, kaip yra, tai vidury žiedo skaičiai, tai nu šiaip skveriukuose, ten parkeliuose prie tų seniūnijų. Ir jie didžiuojasi tomis datomis, iš kur jie traukia tas datas, va, to 700 su viršum, ne, metų. Tai yra tos datos, kada atėjo kryžiuočiai į tas vietas išskerdė vietos žmonės užpuolė tuos kaimus, ten buvusius gyvenančius žmonės, degino, juos skerdė, pjovė per prievartą, nešė naują ideologiją. Ir jie švenčia tas datas, nes jie atėję į tą vietovę, jie užrašydavo į kronikas, kad va, mes atėjome į tas vietas, nu ir okupavom tas vietas, tai yra okupacijos datos. Ir jie ima iš tų kronikų, iš Livonijos kronikų, iš kitų kronikų, ima tas datas, nes ten pirmą kartą yra paminėtos tos vietovės. Ir jie sako, o jeigu čia yra paminėta, tai nuo tada ir atsirado šitas kaimelis. Tai yra nu tokie totalūs absurdai, absoliutiškai. Jeigu ten jau atėjo, jie paminėjo, tai vadinasi tas kaimelis jau ten buvo, egzistavo. Ir aišku, neaišku, kiek jau laiko egzistavo, bet kada švenčia, jie netgi daro šventės, kviečiasi visokius muzikantus, šoka, dainuoja per, vadinkim, tai yra metnės, tai yra gedulo diena turėtų būti šitą dieną, per šitą dieną turėtų būti keliamos vėliavos su juodu kaspinu ir minima kaip gedulo diena, kada į tas vietas atėjo kryžiuočiai išskerdė protėvius. Tai va, šitai vietoj tas toks totalus mankurtizmas mane tiesiog gazdina, tas bukumas toks, absoliutiškai nevertinimas savo protėvių, savo praeities, savo kultūros, tradicijų, kas ir liečia va tų restoranų. Na, negi mes, lietuviai, esam tokie skurdi ir negalim pateikti turistams kažko tai tokio savito, kad paragauti ir sakytų, atsimintų, taigi čia aš buvau Lietuvoje, aš varagavau tą ir tą. Yra, nu dabar sakau, užkimšta visokiais hamburgeriais ir bulvytėm fri ir taip toliau. Visur, Europai, visur, nuvažiuoji bet kur, tas pats, per tą patį, jau nebeįdomu. Nors, aišku, yra vienas kitas restoranas, tame pačiame Kaune irgi ir Vilniuje, bet Vilniuje, kada man teko paskutinį kartą prasieiti su žmona senamiesčiu, tai Vilniaus senamiestis tapo tokiu angliškų pabų visų tų landinių, mižalinių tokiom gatvėm, kur laukia palei sienas tokie bariukai, geria tą alų prie tų pačių sienų, ten ir myža tos sienos, numyžtos, smirda ten visas tas senamiestis. Kopijuoja vėl kažkokį Londoną, bando pakopijuoti. Va tas yra norėjimas kažką nukopijuoti. Nes juokiamės dažnai iš kinų, kad kinai viską kopijuoja, automobilius, ten visą kiną, nors dabar jau ir savo stipriai gamina ir lenkia kai ką. Bet mes, kopijuojam. Kada nustosim kopijuoti? Toks kažkoks kaip nepilnavertiškumo jausmas pas mus ir tuo didžiuojasi. Nes dabar tikras lietuvis, jeigu pokalbi su jaunimu, jeigu tu nemoki angliškai, tu vos nelietuvis esi, tai iš tavęs šaiposi. Ir atkreipkite dėmesį, kad aš šiam video nepaminėjau nė karto Rusijos, ne? Prieš tai, dabar pasakiau Rusiją, ne? Aš nesakau, kad turi būti rusiškų užrašų. Aš absoliutiškai nesažinau komentarus, tai varyk į savo Rusiją. Aš kalbu apie lietuviškumą, aš kalbu apie lietuvių kalbos išsaugojimą, apie savo savasties išsaugojimą, apie lietuvybę. Aš jau nekalbu apie žemaičius. Žemaičiai dabar ten pajudėjo ir pavadinimus prie miestų, prie kaimukų, ten jau žemaičiai juda, ypač Mažeikių rajonas, tai stipriai juda, šaunuoliai iš tikrųjų. Ir pabaigai, mes ieškom visada kaltų. Mes ieškom visada kaltų, kažkas kaltas, kažkas kažką blogai padarė, bet šitoj vietoj, ką mes galim kaltinti, kada mes patys savo senamiesčius, savo kaimus, šaipomės iš savo tiesiog istorijos ir protėvių. Kaip aš sakau, mūsų protėviai, matydami, ką dabar išdarinėja jų kartos dabartinės, jie karstuose vartosi. Tiesiog, nebėra pagarbos. Mes nebeturim savo protėviam pagarbos. Ir kaip mes galim iš praeities stiprybę semtis? Kaip mes galim semti stiprybę, kada mes parsidavėm? Mes realiai viską atidavėm ir pardavėm. Ir patys, kaip sakant, į nieką pavirtom. Mielieji, nustokim. Nustokim. Tie, kurie suprantat, pasakokit savo vaikam, savo anūkam, augesni žmonės. Negalima pasiduoti, mes išnyksim. Dabar mūsų valdžia viską daro, kad mes išnyktume.
Absoliutiškai. Daroma viskas, kad tiesiog mes išnyktume. Nu, pažiūrėkime tos gimstamumus ir taip toliau. Nu, bet čia vėl jau atskira tema. Jeigu išsiplėšiau, čia galima valandas kalbėti. Tai va. Ačiū, kad esat. Ačiū, kad žiūrit. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad dalinatės. Ačiū, kad palaikot. Ačiū, kad remiat. Ir iki kitų kartų. Ate.